Neseniai mano dėmesį atkreipė viena išmintinga trumpa frazė. Laimės aš neieškau, laimę kuriuosi aš pats. Tad šią gražią frazę aš ir norėčiau kreiptis į kiekvieną iš jūsų, čia ir dabar, linkėdama gražių švenčių, nuostabių būsenų, meilės, dėkingumo, šilumos, ramybės. Ir norėčiau palinkėti kiekvienam iš jūsų kurtis tą laimę, harmoniją, meilę ir šviesą patiems. Juk dažnai mes lozunguojame šiais gražiais pavadinimais, šiais gražiais linkėjimais, tik tai ypatingomis progomis. Linkime savo mylimiesiems arba draugams, arba gimtadienio proga artimiesiems tos harmonijos, šilumos, meilės, draugystės ir sveikatos, taip. Ir mes linkime tam tikromis progomis, o visą kitą dirbame, bėgame, darome, nesusimastydami, jog tai yra visos šios būsenos yra mūsų rankose ir visa tai priklauso nuo mūsų. Ar mes kuriame sveikatą kiekvieną dieną, ar mes kuriame meilę kiekvieną dieną, ar mes kūrename meilės ir šilumos židinį savo širdyse, ar atkreipiame dėmesį kiekvieną dieną į tas būsenas ir ką nors padarome dėl jų, kad užaugtume, kad išmoktume, kad atkreiptume dėmesį ne švenčių progomis, ne gimtadienių progomis, o tiesiog čia ir dabar, kiekvieną dieną. Tad, mielas gyvenimo šeimininkė, miela gyvenimo karalienė, linkiu ir kreipiuosi į tave į šių gražių švenčių progomis ir ne tik, noriu palinkėti kurtis savo meilę, kurti savo gėrį, kurti savo harmoniją kiekvieną dieną, nes tik tai žmogus, kuris imasi savo gyvenimą keisti į savo rankas, netikėdamas pasroviui, jis sugeba pakeisti tai, pasiekti tai, ko nori. Tad sėkmės, kuriant savo gyvenimo šedevrą, gražių švenčių, laimingų naujų metų ir iki pasimatymo sielos dirbtuvėse, kelionėje į save ir daug kitų nuostabių susitikimų. Iki.